Sveiki visi, aš vėl grįžtu su mūsų kompanijos produktais iš Atomi kompanijos. Tai yra korėjiečių kompanija, kuri plečia savo veiklą Europoje ir visame pasaulyje. Tai keletas produktų. Na kągi, šį kartą siuntinukas iš tikrųjų gana nemažas, gana sunkokas toks. Tai turim indaplovų tabletes. Yra 30 vienetų pakuotė, yra ir 60 vienetų pakuotė. Tai va, užsisakė mūsų partneriai, išsibandys ir tikiuosi duos mums, kaip sakoma, atgalinį ryšį, atgalinį rezultatą, ar tabletės tinkamos pasiteisina ir iš tikrųjų įskalbė indus labai švariai. Tai va, 2 pakuotės yra šitų produktų. Toliau turime rinkinuką rankom. Tai yra balzamai. Europos parduotuvėje mes neturim, galim tik užsisakyti iš pačios Korėjos, tai va skirtingos spalvos ir skirtingi kremai yra, bet tai yra rinkinukas, nes vienas kremas papildo kitą kremą. Taip, ir vėl mūsų, kaip sakoma, topas užsakymuose kempinėlės, nes daug kas naudoja virtuvėjas, naudoja šveitimui, naudoja valymui, irgi labai užsakomas produktas. Taip, guminės pirštinės. Į šitą komplektą eina 2 vienetai guminių pirštinių, jų ilgai tikrai užtenka, jos yra labai patvarios, labai stiprios ir turbūt net iki alkūnių va, yra jau, sakykime, kažkokį darbą dirbant, jeigu ten reikia trumpų pirštinių, tai aišku, be abejo mes galim pasimti vinilinės pirštinės, o jeigu kažkokį kitokį darbą dirbam, tai va, jeigu mums nenorim, kad vandens pridėtų, tai galim tada naudoti šitas pirštinės. Taip, toliau, čia yra supakuoti mūsų dėmių išėmėjų papildymai. Pats dėmių išėmėjas yra tokiam buteliuke, jis galima jį purkšti, tai va, kai pasibaigia, mes kuo puikiausiai galim pasipildyti, nereikia pirkti mums naujo buteliuko, bet va, užsisakom šitos papildymus ir galim pasipildyti savo bankutę. Tai va, kaip gražiai supakuota, surišta, maža ką, kad jeigu išbėgtų, tai kad nesukabintų viso siuntinio, yra sudėta į maišelį. Šaunu. Taigi, ką dar? Dar turime mūsų nuostabiuosius skalbimo lakštus. Tai yra ploni lapeliai, kuriuos galima dalinti per pusę. Galima įdėti 1 lapelį, galima 1,5. Čia priklauso nuo vandens kietumo, nuo rūbų skalbiamų kiekio. Tai iš tikrųjų kvepiantis, bet kvepia tokia natūralia gaiva. Nėra taip, kad kaip šitie lenorai ar dar kažkas, tikrai tokio kvapo nėra. Rūbai būna labai minkšti. Nes čia įdėtas yra ir minkštiklis, ir kondicionierius, ir kartu skalbimo priemonė. Viskas viename, 3 viename, kaip sakome. Taigi taip pat labai populiari priemonė, labai patogi yra, nereikia jokių miltelių, nereikia kažkur ją bandyti talpinti, vonioji, kad užima daug vietos, tai va pasidėjai, įsimei lapelį ir gali naudoti. Taip, toliau vėl mūsų auksinė kaukė. 24 karatų su auksu, irgi, kaip ir sakiau, populiari kaukė. Ir be abejo, vėl makiažo bazės, jas va tiesiog užsisako, žinokit, va šitokiais kiekiais, nes jos tikrai labai geros. Kaip sakoma, išlygina prieš makiažą visas, na, kaip sakoma, neišlygina, bet padengia labai lygiai prieš makiažą raukšlėles, išlygina veido, odą, kad nebūtų jokių tokių, sakykime, porų nesimatytų. Tai va, perka šitokiais kiekiais. Na, ir be abejo turim dar vieną užsakymą, tai yra mūsų Delica Concealeris, tai yra pakių maskuoklis. Tai aš pati jo nesu dar užsisakiusi, bet manau, kad ateityje tikrai užsisakysiu ir pabandysiu pasižiūrėti, koks tai produktas. Atsiliepimus iš tikrųjų esu girdėjusi gerus, labai gerai maskuoja pakius, labai gerai dengiasi, nesiburbuliuoja iš tikrųjų ir aišku, tas burbuliavimas priklauso dar nuo mūsų odos priežiūros, nes gali būti taip, kad ir, sakykime, naudojamės makiažo pagrindą, bet jeigu pas mūsų oda yra sausa, ji nepridrėkinta, ji nepamaitinta, tai ir mūsų makiažo pagrindas nieko nepadarys gero. Nes tepant jis pradės veltis, pradės burbuliuotis ir, kaip sakoma,
bus tikrai ne kažką. Tai va, prieš darant makiažą, jeigu turit probleminę veido odą, būtų labai gerai padaryti jos pridrėkinimą, prisotinimą, kad ji būtų minkštutė, putlutė, kaip sakoma, ir dengtųsi puikiai makiažas. Tai va, tam kartui gal tiek, dar tiesa turim, dar gautus yra mūsų irgi mėgstamieji saldainiukai. Tai va, esu rodžiusi jau ne kartą, čia yra su mėta šitie saldainiukai. Taip. Ir dar turim su persiku. Tai va, pasirodo, jie tokie kaip ir nekalti saldainiukai, bet kai kas va taip nustatė, kad ypač vaikučiai, jeigu serga kostė, tai va naudojant šitos saldainiukus, tai va pravalo plaučius. Nosytės pravalo plaučius. Aišku, šitas nėra toksai stiprus, jis persikinis nėra tokio, o mėtinis iš tikrųjų turi jisai savo tokį mėtiškumą ir toks truputį šaldantis yra. Tai gal ir taip, jo, pabandysiu, aš pati dabar va užsisakiau šitą mėtinį persikinį turėjau, tai jį naudojau, o mėtinį išdovanojau. Iš tikrųjų, nes vienas sirgo, kitas sirgas, dabar va pati sergu truputį, tai bus puikiai proga pasibandyti. Na ir be abejo, mūsų puikieji Adelika linijos lūpų blizgiai. Tai va, turim raudoną, jis va atrodo labai ryškus. Bet vat aš esu pasidažiusi lūpą su ją. Tai va, matot. Nelipdo. Nesukimba lūpos. Padengia švelniai ir jos jaučiasi va tokios pridrėkintos. Tai va tokia spalva yra. Dar vieną spalvą turiu rankinuke, nepasiėmiau kažkaip, nes iš tų gautų naujienų, kas liečia Korejos parduotuvę, tai pasidėjau, o kita spalva buvo pirkta Europos parduotuvė, dabar vėl jų kažkaip nebėra. Tai va, o kita truputį va tokia kaip koralas yra va irgi. Nu, aš manau, nu čia jo irgi šiaip nesimato, va, pats blizgu yra, bet va kokia spalva tai tikrai nepasakysi. Nu, šiek tiek gal yra, va, matosi tokio blizgumo, kad yra šiek tiek tokio raudonio. Tai va, tai irgi jie nėra brangus, ilgai, kaip sakoma, naudojasi. Kiekvieną dieną, ypač dabar, va, kaip sakykime, kūrenimo sezonas, šaltis laukia, pasitep prieš išeinant į lauką, labai puikus produktas. Tai tam kartui gal tiek. Jeigu ir tu norėtum būti mūsų kompanijos partneris, norėtum va, naudoti šitokio gausą produktų, gal šiek tiek mažiau, gal šiek tiek daugiau, parašyk man, užsiregistruosim, be jokių įpareigojimų, galėsit nusipirkti elektroninį parduotuvį Europoje. Ir be abejo galėsiu padėti užsisakyti produktus iš pačios Korėjos. Tai tam kartui tiek, laukite tęsinių, bus jų dar ne vienas.